Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Garbė Jėzui Kristui, brangus Vilties radijo ir televizijos žiūrovai, klausytojai, esame Gavėnios kelyje. Stabtelim ir truputį paskanaukime Dievo žodžio kelyje, pasistiprinkim. Skaitinys pirmasis liturgijos, kadangi esame katalikai, tai aš remiuosi Dievo žodžiu, kuris labai logiškai, sakykim, tai protingai sudėliotas yra, kad mumis išvestų į, kaip sakant, į finišą geriausių kelių. Pranašas Jeremijas, 20 skyrius, 10-13 eilutės ir taip pat Evangelija pagal Joną, 10 skyrius, 31-42 eilutės. Čia tariu žodį tiems, kurie turite šventą raštą prie savęs. Pažiūrėkite, tekstai tikrai be galo gražus ir turtingi. Na, toliau evangelistas Jonas aprašo, sakykime, tokį keistą religingų žmonių, o šiuo atveju būtų tas religingas žmogus įvardymas kaip žydas, arba tai rašto aiškintojai, fariziejai. Mūsų atveju tai būtų išversti į tą mūsų šiandieninę kalbą, tai būtų tai vadini, tie, kurie žino tiesą, kurie nustatinėja visiems standartus, tie, kurie primeta mums normaliem tikintiesiem, kad kas yra norma, o kas yra nenorma. Kalbu apie pasaulio valdžią, taip pat ir kalbu vėl, nes nesupykite tie, kurie turite tokią tendenciją, tai mūsų sisteminė žiniasklaida su didelė pagarba jums, jūs ten pasakot gerų dalykų, bet kartais tenka pripažinti, kad esat kaip tie žydai. Na ir štai dabar toks tarsi kaip jau gavosi vos ne sportas. Žydai stvėrėsi akmenų, norėdami Jėzų užmušti. Gal tai buvo tuometinis sportas mėtyti akmenius į kiekvieną, kuris sako tiesą ir kurie nenusileidžia tai vadinamai daugumos nuomoniai. Na ir kai jau pamatė Jėzus, kad eilinį kartą jį nori mesti akmenis, užduoda klausimą: Tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų, už kurįgi darbą jūs užmušite mane. Tikriausiai ištaręs tos žodžius, Jėzus gražiai nusišypsojo ir savo šypseną, sakant, bandė nuleisti nepykantos kraują tiesos atžvilgiu. Na, žydai jam atsako: ne už gerą darbą užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad tu būdamas žmogus dediesi Dievu. Jėzus vėl su tokia šelmiška šypsenėlė sako: argi jūsų įstatymė nėra parašyta, aš tariu, jūs esate dievai. Taigi įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis ir raštas juk negali būti panaikintas. Mūsų atveju, taigi Lietuvos konstitucija negali būti panaikinta. Dievo įsakymai, Dievo sukurta prigimtinė tvarka juk negali būti panaikinta, ar ne? Taigi esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, taigi mes esame dievai. Ir viešpats, jisai kreipiasi į mus prašydamas: klausykit, Gavėnios laikas tai yra toks laikas atsiversti, pakeisti mąstymą, neskubėti čiupti tą akmenį ir sunaikinti pašnekovą, kuris tau sako tiesą. Taip, galbūt tu, kuris klausaisi, kaip tie žydai, tau ta tiesa yra nepatogi. Galbūt gal tu trūksta truputį žinių, sakant, suvirškinti tai tiesai. Čia nieko tokio baisaus. Prašymas tik tai vienas: mes esame kviečiami būti tie, kurie mylime visus žmonės, netgi savo priešus, netgi tie, kurie prieštarauja mums, bet esame kviečiami būti nepakantus daromai nuodėmiai, melui, klaidai ir tą turime išsakyti. Tačiau viena sąlyga yra: negalima fiziškai susidoroti su oponentu. Negalima organizuoti, sakant, fikcijos
ir tau primesti kaltinimų arba pakišti tokią bylą, sudaryti tau bylą, pritaikyti tau baudžiamąjį kodeksą, sufabrikavus, kad tu esi kažkoks tai, nežinau, riaušininkas, arba ten esi kažkoks tai homofobas, tave būtina, žinot, tai be tokie žodžiai techniniai, tave būtina kancelinti, kaip nors ten emarginuoti, išmesti. Visi tie dalykai, tai šiais laikais jūs, aišku, brangus žiūrovai, klausytojai, nepamatysit, kad kažkas iš Seimo narių, ar ten įstatymo saugotojų, arba ten kokios konstitucinius teisės kažkokių veikėjų, žinai, kurie paimtų ir su akmeniu dabar tave uždaužytų prie visų akių. Tie akmenys yra dabar administracinės baudos. Tai yra tokie gudrus tokie įstatyminiai vingiai, kurie sankcijomis tave atleidimu iš darbo, pavyzdžiui, užpulti visose mas medijose, tave pristatyti kaip baubą. Yra tie būdai, kaip užmėtyti tave kitokiais akmenimis. Taigi viešpats prašo šiandien, pakeiskime mąstymą, būkime tokio nusistatymo kaip Kristus. Užsikabinkime už Dievo žodžio ir būkime tvirti atstovėti Dievo tiesą. Aš nekalbu apie savo asmeninę nuomonę, bet ką mes turime padaryti, kiekvienas doras žmogus, o jeigu esi ir pakrikštytas, turime drąsiai pasipriešinti visom žiniasklaidom, visom sisteminiam, politiniam, kom ten norit, partijom, ES visokiems iškreiptiems įstatymams ir taip toliau. Drąsiai stovėkite, net jeigu jumis nužudys taip kaip Jėzų ir pranašus. Tai turi prasme, brangieji, verta kovoti ir patikėkite savo kailiu jums patyręs, tai sakau, ir gausit nugalėtojų vainiką. Ir ko gero nieko nėra nuostabiau, kai tu pastovėjai, kovoji, patyrė tą akmenų mėtymą į tave, likai gyvas ir žiūrėkite, neužilgo būsime prikelti. Taigi, iki sekančių susitikimų. Pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Gavėnios kelionė.